Dirbau skolų išieškojimo ir teisinių paslaugų bendrovėje. Iš principo turi visą laiką kostiumėlį, jo. Griežtai. Vienas iš, kasdienis toks rūbas būdavo, kur balti marškinėliai, tarkim, ir švarkelis. Lininis švarkelis, irgi toks nelabai pareigojantis, jeigu tą dieną aš sėdžiu kontoroje. Šiaip aš kelnių mėgėja. Nors negaliu sakyti, yra ir keletas sijonėlių, tarkim, jeigu aš... O tai kaip pati iš principo apibūdintumėt savo stilių? Linkstu galbūt į klasiką. Į klasiką vis tik. Klasika, aišku, juoda, nors stengiuosi tą juodą spalvą, kiek galima išgyventinti ir taip toliau. Papuošalų turiu didžiausią galybę. Nežinau, čia jos. Žinoma. Laisvę atnešk nuo komodos visą dėžę ir gal aš pati. Labai džiaugiuosi, kad tai yra pirmoji dalyvė, kuri parodė iš tikrųjų ir rodo toliau labai daug savo spintos turinio. Ir kol kas, kiek aš matau, tai man viskas patinka ir aš manau, kad labai tinka. Beprotišką silpnybę turiu papuošalams. Čia yra irgi tik dalis. Dabar madoj, tarkim, iki perlų ir visokių kitokių dalykų. Aišku, Swarovskis tais laikais, jau dabar jisai 100 metų nieko. Laikrodžiai įvairūs tokie. Jį būtent pirkau prieš tos lankos. Tai yra perliukai, juodi perlai. Ir iš tikrųjų tai nerealiai gražiai kaklas atrodo ir padedi tiesiog papačiai. Viskas. Ir juodos kelnytės. Juodi perliukai, švarkelis, sijonas. Somas. Iki kelių. Tai jau čia tokiu, kaip sakau, pataikysi visą laiką. Bet kur. Jo. Ko laukiu iš visų pretendenčių? Kuo mažiau blizgučių ir nuolų kūno. Liuks labai gerai. Turėčiau užsakyti savo verdiktą. Šį kartą, kaip nebūtų keista, neturiu prie ko prikipti. Noriu padovanoti dovaną iš Vilniaus. Maišą, kurį turėjau prikrauti kažkokių tai daiktų. Bet kadangi neturiu ką dėti, tai va, nuo manęs asmeniškai. Iš tikrųjų, tai aš iš principo žaviuosi moterim, kurios sugeba laiku ir vietoj ir tinkamai apsirengti ir atrodyti. Aš manau, tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir dar kartą paminėsiu savo standartinę frazę, kad nėra blogų rūbų, yra tiesiog netinkamas laikas jas nešioti.